Kauno technologijos universitete prisimintos 2 tuometinio radioelektronikos fakulteto studentų žūtis. Tad elektronikos rūmuose atidengta lenta skirta KTU studentų Virginijaus Druskio bei Rimanto Juknevičiaus aukoms atminti. Vaikinų jaunatviškas ryžtas ginti savo tautos laisvę ne tik prisimenamas, bet yra išlikęs kaip pilietiškumo pavyzdys. Aš manau, kad būtent tik tai tų žmonių dėka mes ir galim džiaugtis dabartinę Lietuvą, galim džiaugtis dabartinę laisvę ir galim džiaugtis tuo, ką mes dabar turim. Tais užtarnautais mūsų, galim vadinti ir protėvių ar buvusių kartų žmonių išlietų krauju, mes galim dabar kalbėti laisvai lietuviškai, mes galim dabar tai iš tikrųjų džiaugtis ir būti tais pilnaverčiais tiek visos Europos, tiek viso pasaulio gyventojais. O šiandieną jau mes galim kalbėti, aišku, šalyje labai daug yra įtakos, yra daug labai įtakos formų, tiek politinė, tiek ekonominė, ar ne, bet pirmiausia reikia pasižiūrėti save. Viskas priklauso nuo tavęs. Viskas priklauso nuo tavo požiūrio. Jeigu tu galvoji, kad tu esi nepriklausomas, jeigu tu gali prisimti atsakomybę už save, tiek karjeroje, tiek tam tikriems sprendimams, tai aš manau taip, tu esi nepriklausomas. Taip, kad aš manau, kad visų pirma mūsų, šiame laikotarpyje laisvė priklauso nuo tavęs, nuo individualizmo. Praėjus 22 metams vis dažniau pasigirsta pesimistinių nuomonių apie šalies nepriklausomybės vertę, nepilietišką jaunimą, abejingų svarstymų ar šiandien tauta susitelktų dėl bendro tikslo, visgi dauguma sutarė, kad nepriklausomybė yra individualaus požiūrio rezultatas.